Santykius, ponė Laimandrikienė. Gerbiamas pirmininkė, visų pirma norėčiau išsakyti savo užuojautą žmonėms, kurie žuvo Toroko taifūno pasėkoje. Daug kas žuvo, daug kas prarado savo artimuosius, daug kas buvo sužeisti. Kaip nemažai pastebėjo stebėtojai, galbūt daug aukų būtų išvengta, jeigu vyriausybė būtų operatyviai reagavus į šitą gaivalinę nelaimę. Jie negalėjo prognozuoti šito reiškinio stiprumo. Be to, Taivanas turi labai gerai išvystytą pasaulio pozicionavimo sistemų infrastruktūrą. Dalis kaltės yra galbūt, ar dalis priežasties yra tai, kad Taivanas nėra pasaulio meteorologinės organizacijos narys. Taivanas būtų geriau informuotas, jeigu būtų jam suteikta tinkama informacija iš šios organizacijos. Dėl to manau, kad tikrai atėjo tinkamas laikas kalbėti apie Taivano dalyvavimą šioje organizacijoje, ne tik dėl politinių priežasčių, bet ir dėl humanitarinių. Dėkuoju.